turinio formavimas. Tarkim, turite tam tikrą tekstą, aš padarysiu, kad jis būtų šiek tiek ilgesnis, ir norite padaryti turinį. Tai galite suskirstyti tekstą pavadinimais, tarkim, pavadinimas numeris 1 ir priskirti jam heading 1. Tai yra tam tikras stilius. Tada nukcentruojame. Tai bus traktuojama tiesiog kaip turinio pirma dalis. Jeigu, tarkim, priskirtumėt heading 2, tai jau būtų pirmos dalies pirma dalis. Dalies grinai, tarkim, parodysiu po to vaizdžiai. Tarkim, priskirime 2, tai čia bus pirmos dalies pirma dalis. Arba kaip potėmė maždaug panašiai. Irgi centruojame. Toliau vėl priskiriame pirmą headingą, tai čia bus jau turinio 2 dalis. Taip pat pažymime, sucentruojama ir galima priskirti heading 2, tai čia bus 2 dalies pirma dalis. Taip pat centruojame ir aišku dar gali padaryti heading 3. Heading 3 tai bus dar žemesnė dalis, tai bus grinai 2 dalies, pirmos dalies, pirmas skirsnis. Formuojant turinį, matysite viską vaizdžiai. Taip, dar pasikopijuoju biškį tekstą. Tarkim, vėl priskiriam, čia bus 3 dalis. Taip pat centruojame. Paimam heading 2, tai bus 3 dalies pirma dalis. Ir čia padarome heading 3, tai bus 3 dalies, pirmos dalies, pirmas skirsnis. Ir dar vieną tokį pat padarom. Tai bus 3 dalies, pirmos dalies, 2 skirsnis. Ir dabar galime suformuoti turinį. Spaudžiame References ir čia spaudžiam Table of Contents. Galime pasirinkti tam tikrą turinio stilių. Pasirenkam patį pirmą ir suformuoja turinį. Pirma dalis, pirmos dalies pirma dalis, 2 dalis, tuomet 2 dalies pirmo dalis, pirmas skirsnis ir taip toliau.